Tokia neringa. Šiuo metu panelė darbe ryt planuoja pasilinksminti eiti į klubą. Galėtumėte pasakyti, kad turite filmuotos medžiagos iš kolektyvinio sodelio, kai jį ten darė su vaikinais. Kaip supras šiandien suprantu? Kažką veikia su vaikinais. O ką? Nelabai suprantu. Kažką baisaus ar gėdingo? Pasakykit, kad perduosime direktoriui ar kažką panašaus. Arba apsimesti Tomo merginos brolių. Kas tas Tomas? Neaišku, niekas neaišku, ne? Ir kaip matė, kaip aš su ją kažką mylėjausi, glamonėjausi. Dievuliai, kaip sunku suprasti, ką norėjau parašyti. I don't get it. Klausau? Klausau? Labas, neringa. Labas. Turiu minutę pakalbėti. Turiu. Ką darai dabar? Su draugais. Klausyk, tu rytoj ruošiesi klubą eit? Taip, prašios. Gal norėtų mane kartu pasimti? Dėja ne. Kodėl? Todėl, kad einu su draugu. O draugas žino, kad tu esi nuveikus vienam tokiam sodelį su vaikinais, pavyzdžiui. Taip, jis visada žino, ką aš veikiu. Ne? O ir matė filmuotą medžiagą? Žinoma? Ir ką sakė? Nieko, ką turėjo sakyti, aš nieko blogo neveikiu. Nu, man tai kitaip pasirodė. Tai tavo blogai labai rodas. Nu, aš 13 kartų žiūrėjau, žinau. Tai, Smagu buvo. nu kaip, mane sujaudino, bet... Ai, pokštininkai. Kodėl sakai jūs? Nu tai jūs ir tie žmonės, kurie sugalvoja šį pokštą. Tu labai daug įskaitą kalbi. Nu ką aš galiu padaryti, aš galvoju, tai ne vienas mens nuopelnas. Vau, kokia tu protinga. Ačiū. Lik kažkur tai dirbtum. Dėja. Gerai, supratai. Taip, supratau. Labas, neringa. Labas, neringa. Dėja, ne neringa. O koks tavo vardas? Jurgita. Jurgita, labas. O parašė, kad neringa tavo vardas. Ne, Tai, neringa. Nes numeris maišė. Neringa tavo, kaip čia pasakyti, seksualinis slapyvardis? Ne, jūs gal ką nors maišo? Maišo tik cukrų arbatoje. O mes Aš arbatą, bet cukraus geriu. neklystam prie ko čia arbata be cukraus. Ai, nu gerai, parkoj. Aš apie maišo kalbu. Davai. Kas davai? Nu tai pasakok. Tave užregistravo Tomas. Aišku. Tai čia tas pats reiškia, bet jis parašė, kad tavo vardas yra neringa. Ne, Tomas pamelavo. Keistas jisai. Ai, Jis dar žinai, ką parašė? Jisai parašė, kaip aš su jam mylėjausi ir glamonėjausi. nu tai, žinot, visi mėgsta pasvajoti. Ne, jisai ką, toks iškrypęs? Nu ką žinau, jūs jau paklauskit, nes jam neišdegėjo pokštas. Čia tavo draugas ar nelabai draugas? Pažįstamas. O, kokia kategorija. Nei draugeliu, nei draugeliu vadinsi. Esu mačius. Ne, esu kalbėjus. Jis tave turbūt, kaip čia, įsimylėjo biški, ne? Sakau, laki vaikinų fantazija. Ne, lenda jis prie tavęs. Nesigilinkime tai. Kodėl? Nu, nereikia. O tu turi vaikiną? Taip, aš turiu vaikiną. O kam tau jis reikalingas? Draugystį. Supratau. Tai rytoj eisi į klubą, kam tu vaikinas reikalingas? Vaikinas jis kartu su manimi. Žinai, bet iš tikrųjų tu nenorėtum, kad jis eitų kartu. Norėčiau. Visas Taip, tai gal geras vaikinas nori pasipuikuoti prieš kitas žiūrkės. Žinoma, jeigu turiu ką pasimaivyti, kodėlgi ne? Nori, teisingai. O tavo berniukas kačiokas? Taip. Žinai, sako, turiu ko pasimaivyti, dėl to ir einu, dėl to ir neini į matematikos olimpiadą, o į klubą, ar ne? Nes turi tik tai parodyti, taip. Penktadienio vakarą. Penktadienio vakarą. Matematika. Teisingai. O tu, kai nueini į klubą prie baro šypsais? Žinoma, visada. O, aišku. Ai, tai čia tu tą, kur šypsosi prie baro. Šypsena mergina puošia. Be abejo. Gerai, iki. Ačiū tau. Ačiū. Yra posakis. Jeigu prie baro mergina šypsosi, reiškia, jis neturi pinigų.